Visiškai absurdas. Jokio kitoje radijo stotyje nebus tiek tylos, kiek pas mus. Pas mus tai tyla. Pas mus džiaugsmo liūdesys. O greta užsiregistravo Lietuvos talentai. Oh, Ji dainuoja. yeah. You got it, baby. Įkliuvai mažulę. Nu, bet biški vėloka. Nu, nieko. Jono Laisvydas Pinklužės. Sinkevičius. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su panelė Greta kalbu? Taip. Laisvydas skambina iš Media Project iš Vilniaus. Atsiprašau, kad tai vėlai skambinu iš tiesų, bet tik dabar pažiūrėjau anketą. Galiu vadinti tave? Galit. Greta, ar aš klystu, ar ne? Tu užsiregistravai pas mus į šou Lietuvos talentai. Taip užsiregistravau. Iš karto nuotaika pakilo. Labai džiugu. Labai. Super, klausyk, kaip Greta gyveni? Kaip sakėt? Kaip gyveni? Labai gerai, o dabar šis gerai. Labai gerai, super. Mes irgi džiaugiamės ir mūsų visas kolektyvas džiaugiasi, beje, dar gali pasisveikinti su mūsų produceriu, tai yra Laurynas. Labą dieną. Laurinai, pasisveikink. Labą dieną. Labą dieną. Taip, Gretutė, labai malonu, kad pakėlė į ragelį. Tik davai greičiau, aš jau noriu namo. Gerai, Laurinai, palauk šiek tiek. Tu esi iš Šiaulių, ar ne? Taip, iš Šiaulių. Labai gerai, tu dainuoji. Šiaulių. Taip, dainuoju. Dainuoji. Visi jūs dainuojat. Laurinai, nebūk toks kategoriškas. Tai šiandien jau kiek, kelinta? Kelinta. Aš manau, kad dabar viskas bus gerai ir Greta atitinka pagal viską, bent jau pagal mane. Visi mes atitikom. Greta, Labai džiaugiuosi. mes tiesiog dar, žinai, darom dabar tokį eksperimentą. Iš tiesų, padainuot prieš kameras yra viena, Tai aš žinau. padainuot prieš komisiją yra kita, bet padainuot per telefoną yra dar vienas dalykas. Tai mes su Laurynu šiandien nusprendėm, kad norim tos, kuriuos atsirinkom, paklausyti, kaipgi jie dainuoja vis tik per telefoną. Bet gal galima ne dabar, nes aš dabar esu laukia, tai nelabai čia su draugais, gal vėliau. Nu, žinok, mes čia šansas, kurį gali, kaip sakant, Nu prarasti. ką tu čia dabar įkalbinėjai, nenori, nereikia, nu tai ką čia dabar? Ne paskutinė eina ir ne pirma čia. Greta, mes tiesiog nebeperskambinsim, tai jeigu tu dabar atsisakai, tai atsisakai. Nu, gal galite už kokį 5 minučių, nes nu tikrai. Už 5 minučių, ar ne? Taip. Kiek? Už 5 minučių? Taip, Laurina, už 5 minučių. Nu nežinau. Gerai, tai mes 21:32. Kas jos mokytojas? Aš tikiu, kad jį gerai yra. Paklausk, kas čia jos mokytojas? Nieko tokio. Laurinas yra šiek tiek... Suprantu. Tai va, ir tai lauk mūsų skambučio. Aš žinok, liko 4 minutės 30 sekundžių. Gerai, būtinai. Iki. Visą. Hebra, būkit dabar malonus. Neišduokit mūsų. Taip, nu neišduokit mūsų. Mes va uždedam vieną dainikę. 3 minutės 12 sekundžių. Ir grįšim, skambinsim Gretukiai. Mūsų talentai. Šou prasideda. Pip, pip, dėkui, žinot. Jau praėjo 5 minutės? Jo, nes taip renku blogai. Jo, praėjo, ne 5, 3 minutės. Nes mes su ją kalbėjom ilgai. Aš žinau, perenku. Greta, kuri dalyvauja talentuose. Bet aš kokį 9-5% galiu sakyti, kad jau bus kažkas informavęs. Atsiranda, žinai, tokių žmonių, kurie rašosi su kabletašku. Paklausau. Labas vakaras, Greta. Labas vakaras, tai čia aš. Taip, mes čia irgi. Kaip tu ar pasiruošus? Nu taip, čia priedainį gal dar ar ką? Priedainį, jo? Gali ir priedainį, gali ir nežinau, kas tau yra patogiau, įdomiau. Gerai. Noriu skristi palaimintais laukais. Noriu skristi pūkuotais debesų takais. Net jei dangus vėl surastos ant žemės mano mylimos, nukrisiu saulėtų lašų. Nu čia truputuką. Jezu, kaip... Labai jaudinasi, tai nudrebu. Ir jinai šitą dalyką vadina dainavimu? Nu pasakyk jai. Man asmeniškai labai gražu. Šūdas! Man labai gražu. Šūdas, aš tau pasakysiu. Aš noriu namo, aš noriu valgyti, aš noriu, kad mane iškruštų ir viskas. Dedam ragelį. Sau.
Greta. Labas, Gretutė, trukdo tave radijos stotis ZPFM iš Vilniaus, radistai. Sorry, mes tai apgavom. Jinai žiauriai išsižeidė. Kai jinai žiauriai išsižeidė, aš manau. Nu, bet taip gražiai padainavo. Tikrai gražiai, nu. Dar per telefoną jaudinas mergai. Linkėjimus perduokit šiai gražuoliai, tikiuosi, kad jai pavyks įsibrauti ten, kur ji nori, nes matosi, kad tikrai labai nori. Ir bus gal antra Robin.